Stereotipai seni kaip pasaulis, o jų atsiradimo priežastis – žmonių skirtingumas. Apsidairykime ir įsitikinkime, ar žmonės iš svečių šalių tikrai kitokie. Sveiki. Kas yra patriotiškumas? Stereotipiškai mąstant, patriotas mokosi ir gyvena savo šalyje, o tie, kurie išvyksta iš savo gimtojo krašto, patriotais vadintis nebegali. Tačiau ar mes nestereotipiškai mąstome? Štai gruzinas Davidas, gyvenantis Lietuvoje, vadina save tikru patriotu. Paklausykime. Atvažiavau į Lietuvą, kad galėčiau parodyti lietuviams ir kitiems europiečiams, kokia mano šalis. Noriu visus pakviesti į savo šalį. Esu 100% gruzinas. Kas svarbu gruzinams? Ką jie brangina? 3 pagrindinius dalykus. Gimtąją kalbą, ji labai svarbi, gruzinų ortodoksišką religiją ir tėvynę. Mes nuostabūs žmonės, kilę iš Gruzijos. Gruzija yra labai patriotiška šalis. Labai mylime savo šalį. Kai gruzinai išvažiuoja į svetur, jaučiasi prastai, nes ilgisi savo šalies, maisto, tradicijų, gimtų vietų. Gruzijos kraštovaizdis nuostabus. Esu Lietuvoje ir visko ilgiuosi. Mane čia laiko noras pamatyti naujas vietas. Jie labai myli savo šalį. Jie labai didžiuojasi. Jie nori būti savo šaliai naudingi ir tai yra tikrai toks labai gražus patriotizmo pavyzdys. Ir tada tikrai klausimas, kodėl jie studijuoja ne savo šalyje. Jų šalis, kaip žinom, šiuo metu irgi darosi vis atviresnė pasauliui, atviresnė demokratiškoms vertybėms ir dėl to jie nori kuo daugiau išmokti. Jie suvokia, kad savo šalies kilimą jie gali sukurti per švietimą. Dėl to atvykimas į Europos Sąjungą, studijavimas ten, pažinimas demokratiškų tradicijų, vertybių, tai jiems nesusipriešina su jų savastimi, bet tai leidžia jiems augti. Šiame universitete esam 5 gruzinai. Manom, kad pasimokę čia būsim daug sėkmingesni grįžę į savo šalį. Nemanau, kad daug gruzinų renkasi studijas užsienyje, bet tam tikra dalis visgi išvyksta. Aš nusprendžiau studijuoti čia dėl daugelio priežasčių. Visų pirma, čia galiu įgyti norimą išsimokslinimą. Antra, tai Europos Sąjungos šalis. Kai baigsiu mokslus, gausiu tarptautinį diplomą. Tie studentai iš tiesų labai ir jaučiasi, kad jie atvažiuoja būtent to, studijuoti, pažinti Europoje, pažinti demokratiškas vertybės, gauti šiuolaikinį, vakarietišką arba europietišką, galima pasakyti, išsilavinimą jiems įdomiose srityse ir grįžus į savo šalį ją kurti toliau. Tai tikrai labai gražus pavyzdys jų ir tikrai džiugu, kad Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla jiems yra ta vieta, kur jie gauna. Mums tai yra smagu, labai smagu su jais ir bendradarbiauti toje plotmėje, padėti jiems kurti jų valstybę. Šis diplomas bus daug vertingesnis nei tas, kurį gaučiau savo šalyje. Po visko tikiuosi, kad savo šalyje gausiu gerą darbą. Man tai lyg gyvenimo nuotykis. Atvykau į šią šalį, kad pasisemčiau patirties, įgūdžių, patobulinčiau užsienio kalbas. Taigi pagrindinės priežastys yra pabaigti mokslus, patobulinti kalbą ir grįžus į savo šalį, gauti geriau apmokamą darbą. Jie niekada nepasako, pavyzdžiui, apie savo valstybę jokio blogo žodžio. Jie didžiuojasi, jie turi ką gero pasakyti, aš nesakau, kad jie meluoja, gink dieve, bet jie mato savo valstybės labai daug privalumų, gerųjų, stipriųjų pusių ir jie tuo didžiuojasi. Tai, ką jie norėtų keisti, jie keičia ramiai, kantriai, per tą patį jaunų žmonių išvykimą studijuoti į užsienį, į vakarų valstybės, į Europos Sąjungą. Anksčiau, kai gruzinai važiuodavo į svečias šalis, jie įsidėdavo šiek tiek Gruzijos žemės į batus. Kai vaikščiodavo kitoje šalyje, jiems atrodydavo, kad vaikščiojo po savo Gruziją. Tokios mūsų patriotiškos tradicijos. Didžiuojuosi, kad esu gruzinas. Didžiuojuosi, kad labai myliu savo šalį. Labai didžiuojuosi, kai sakau, kad esu iš Gruzijos. Vienas iš atvykusių iš Gruzijos studentų, Davidas būtent, šiuo metu jau yra pareiškęs, kad tikrai labai nori prisidėti prie mūsų krepšinio komandos darbo, sportavimo, jisai nori lošti krepšinį. Ir aš taip kažkaip pagalvoju, gal mes iš Gruzijos studentų išmoksim to tokio temperamentingo emocijų reiškimo ir gerumo žodžių, komplimentų, gal net sakymo, o mes Gruzijos studentus įtrauksim kartu žaisti krepšinį. Mano nuomonė, gruzinai tikisi, kad būnant svečioje šalyje, jie bus savo šalies veidas. Suprantat? Aš atstovauju savo šalį. Kai esu Gruzijoje, atstovauju savo šeimą. Kai esu kitoje šalyje, atstovauju Gruziją.
Turiu parodyti lietuviams, kokie yra gruzinai, kokios mūsų tradicijos. Esu čia. Turiu parodyti lietuviams, kokia yra tikroji Gruzija. Tad aš, būdamas čia, atstovauju savo šalį. Tradicijas parodysiu, kai atvyksite svečius. O ką apie mus mano Davidas? Gruzinas sako, kad jam labai patinka lietuvaitės dėl jų natūralaus grožio. Bei priduria, kad lietuviai mandagus, disciplinuoti ir gerbintis vieni kitus. Ar mes tikrai tokie? Iki. Buvimas tarp įvairių kultūrų žmonių augina supratingumą bei toleranciją visai žmonijai. Tokias iniciatyvas remia Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai.